Taigi šį kartą apie pastą skirtą sriegiklių sriegpjūvių tepimui. Pastos galima nusipirkti, kažkiek sumokėti krūvą pinigų, panaudojus 5%, visą kitą pasenusią paimti ir išmest, kadangi dirbam garaže, ne pramoniniu būdu, o kažką savo prasisėgiam į mėnesį 1-2 kartus, ar gal per žiemą gal ir visai nesirėgiam. Tai tiesiog tokia pasta. Galima, aišku, sriegiklis sriegpjūvę patepti lašinės, bet tais lašinės terliotis rankas man ten, pavyzdžiui, asmeniškai yra labai nesmagus dalykas. Ateina pelis ir sugraužia lašinius. Yra tokia pasta. Paprasčiausiai, matot, nei klampi, nei skysta. Tokią pastą pasidaryti pačiam yra visiškai paprasta, čia nieko nėra sudėtingo. Tiesiog nueinam į Maximą, bet kurią, nesvarbu kurią parduotuvę nueinam, nusiperkam kiaulės taukų ir augalinio aliejus paties paprasčiausiai. Aišku, geriausias sėmenų aliejus, bet čia imu paprastą aliejų, neatsuku galvos, augalinis aliejus ir kiaulės taukai. Viens prie vieno. Tiek taukų, tiek aliejus vienodom dalim sukraunam į kažkokį bliūdą, supilam mikrobangiai, kaitinam, kuo viskas išsilydytų, susimaišytų į vientisą masę, supilstam ir gaunasi labai puikiai sriegimui pastas, sriegikliai pasitipi labai gerai šepetuką, naudot įtrinį šepetuko sriegiklį ar tai strypę, ant kurios pjaunam sriegį, sriegėsi labai gražiai, labai švelniai, tepasi sriegiklis, sriegio neneša ir naudojamės labai pigiai, paprastai ir puikiai. Ir kažko tai išradinėti dviračio tikrai neverta. Užsidarom, pasidedam, neprieina jokios pelės, nesugraužia ir viskas valio. Ir sėkmės visiems sriegiantiems.